Pirma tema - vilkai avių kailiai. Yra vilkų, kurie apsimeta velėm ir būna tarp mūsų. Tarp mūsų gali eiti vilkai, apsimeta velėm, kurių tikslas yra papjauti, apgauti, pavogti, sukilimą atnešti, griuvimą. Žinot, tokių žmonių, kaip yra. Atkreipkite dėmesį, kai gyvenat. Susitiksit su jais. Tai prasme, nes dažniausiai tie žmonės, jie sąmoningai nuodėmę daro, jie neatsisako nuodėmės, jie žino, kad daro nuodėmę ir daro. Ir ką tu man pasakysi? Ir aš darysiu vis taip. Tai paskaitai, kad tu nuodėmę darai, nu ir kas, aš vis tik darysiu. Čia yra tie vilkai avių kailiai, ne? Ir jeigu jų pasiklausytum, tai jie viską žino apie visus. Visi blogai viską daro, lyderis blogai daro, pastorius blogai. Taip išeina, jie tik tai vieni gerai daro. O kai pasižiūri jų gyvenimus, patys nuodėmėj sėdi. Nu taip yra. Čia iš tikrųjų, aš negalvoju, kad jūs velnės tą sukilimo dvasią siunčia. Jie vaikšto to sukilimo dvasią tie žmonės, ne? Ir jie ateina tarp mūsų ir mūsų pjūdo, mūsų vėlės pjauna. Jie kaip taisyklė patys nenori keistis, vaikšto po visas bažnyčias aplinkui. Kai viena bažnyčia pamato nuodėmę, nueina į kitą bažnyčią, dar nieks nieko nežino. Tenai vėl jisai laisvas. Ten jau pradėjau matyti, dar į kitą bažnyčią. Arba kažkas pasakė, taigi tu nuodėmę dari, palik nuodėmę. Kodėl tu mane teisi? Biblijai rašta, jeigu matai nuodėmę, pasakyk į akis, ne yra Biblijai tokia rašto vieta. Jeigu neklauso prie dviese, pasakykit prie dviejų liudininkų. Jie neklauso prie bažnyčios, jie dar neklauso per duris. Dėl ko Dievas tą sukūrė dalyką, nes jisai saugoja savo bažnyčią nuo tokių vilkų, kurie apsimeta velnėm, o ką jie čia daro, tai nesuprasi. Velnės žino, ką jie daro. Mes nežinom, ką jie daro, jie greuna iš tikrųjų. Jie greuna tas avėlės, komanda greuna, ar ne? Jiem išeitis, aišku, atgailauti yra, bet dėl nuodėmės jie turbūt dėl nuodėmės jiem ir uždengta jiem yra. Jie kažkaip viską mato iškreiptai, blogį mato tik tai tarnaujančios ir patys tarnauti nenori, aukotis nenori ir tik tai kritikuoti visus. Bet tas blogai daro, tas blogai, visi blogai daro. Tai tokių vilkų tenka sutikti kažkaip tarp brolių. Aišku, vardais mes nešnekėsime, nereikia šnekėti. Ir dar yra vienas paklydimas, kad tie žmonės galvoja, kad tie, kurie gyvena nuodėmėje, jie galvoja, kad išsigelbės. Biblijoje taip neprašyta, kad tu vieną kartą pasimeldė atgailos maldą ir kad tu išsigelbės. Kristus sakė, tie, kurie vykdo mano valią, išsigelbės. O jeigu tu atgailavai ir tu nuodėmėjai, tai kieno tu valią vykdai? Ne Kristus. Koks tu, sakykime, su cigaretė ar su stikliuku tenai vykdai, kokieno tu ten valią vykdai? Tai kaip tu gali įsigelbėti, tai tu ne jo planuose tu gyveni. Tu turi kovoti su nuodėme, tu ją palikti. Atgaila tai yra nusigrėžimas nuo seno pasaulio nuodėmių, nuo to seno gyvenimo būdo. Jeigu tu nenusigrėži, reiškia, tu neatgailavai. Ar taip? Stinka? Taip. Jeigu aš dabar, pavyzdžiui, užgavau kokią nors žmogų, atsiprašau, sėdi bažnyčiose, pasiūlė vaisių atgailos. Moterų, dėl merginų, pastatyroje, pinigų, Kristus sakė, tie, kas vykdo mano valią, įsigelbės. Nes sakė, pasakys, taigi mes to vardu demonus išvadinėjom, ligomis gydėm, o savo mano valią jūs nevykdėt. Kieno iš ten vardu, nežinau, ką jūs ten darėt, gal savo vardą kelėtės. O aš tarnautojas gal kažkoks tai. Ta prasme, mes turime vykdyti valią, mylėti savo priešus, skelbti Evangeliją, ne? Liūdyti žmonėm, aišku, melstis, išvarnėti demonus ir mylėti savo artimą. Jis sakė, čia pagrindiniai įsakymai, ne? Tai jeigu mes praskanuojam savo gyvenimą ir pamatom, kad to nėra, tai pats laikas susirūpyti jau. Gal jau ne to keliu žygiuojam ne į tą pusę, ne? Ar atsitinkat? Atsitinkat? Reikia savo gyvenimą, pasižiūrėkit ir matysit. O su tais vilkais, tai būkite atsargus. Jeigu jums kažkas ateina ir jūs nuteikinėja prieš tarnautojus, prieš lyderius, prieš pastorius, tai būkite
atidus, jau ten gali būti vilkas avies kailį. Nes jisai pats sukilęs iš nuodėmės savas toks, ar sukilęs jis toks pastoja, jam viskas negerai, jam čia viskas, ir visus kitus užkrečia tokiu savo sukilimu, ta dvasia tarp. Būkite atsargus, gerai? Nes nuodėmė neša mirtį, sako Biblija. O jie dažnai sąmoningai tą nuodėmę daro. Kaip taisyklėje sako, man Dievas nekalba, man kaip uždengta viskas, aš kažkaip mano gyvenimas nesikeičia. Tai aišku, jeigu jis atvėręs nuodėmėjai duris, užeik velniai, ne? Ir paskui sako, tai kodėl tu Dievo nelaimini? Dievas sakė, būkit šventi, nes aš esu šventas. Tai kaip jis nelaimins, jei tu nesąmonės darai? Žinau, nereikia būti naiviam tokiam kvailiem, kaip pasakų prisižiūri žmonės ir abrakadabra ir viskas susitvarko, ne? Mums reikia patiems apsipjaustyti, visus tas nesąmonės, atsikratyti tos purvus visus. Nejuokauk jūsų nuodėmė, gerai? Ir būkite atsargus su vilkais. Aš apie atgailą sakiau, kad atgaila, kas yra atgaila. Paskui, ką tie žmonės dar sako. Jeigu tu jam nori padėti, sakai, palik nuodėmę. Kodėl tu teisi mane? Tu teisi mane? Kaip aš turiu teisiu? Aš tik pasakiau nuodėmę, falė. Tai taip išeina Kristus ir Jonas Krikštytojas irgi buvo teisėjai, nes jie ėjo per gatves ir rėkė, atgailaukit, nusidėjo. Jie buvo pirmi teisėjai patys, kurie viską. O krikščionis tai yra toks kaip Kristus, ar ne? Jeigu ką nežinau, ką reiškia krikščionis, toks kaip Kristus. Arba Kristus pasiekėjas. Tai mes viską turime daryti kaip Kristus darė. Viską. Čia yra mūsų mokytojas. Pirmas, paskutinis. Ar ne? Stinkat. Jeigu jisai skelbė Evangeliją, mes skelbėm. Jisai sakė, atgailaukit ir mes turim sakyti, atgailaukit. Visi nuo Dievo karalystė. Jums nenuteisim, kad, aišku, tau šakės, tu turi šansą, Kristus numirė už tave. Ar ne? Tai čia teisimas. Jie dar dažnai tie žmonės, tie vilkai, jeigu tu jiem kažką priminė apie kažkokias nuodėmes, apkalbinėjai, sako. Aš tada dabar pradėjau galvoti, kaip galima apkalbinėti žmogų, ne? Apkalbinėti, kai tu šmeiži kažką, juodini žmogų. Ten jisai, ar prikuri ten kažko nebūtų dalykų. Motyvas yra, koks tavo motyvas. O jeigu tu bandai išsiaiškinti, kur nešvara, kur nuodėmė, ar čia apkalbinėjimas. Kaip jūs galvojat? Ne? Čia visur yra tavo motyvas širdies, koks yra, ne? Ar tu iš tikrųjų nori nuodėmę išsiaiškinti ir jie išvarytą nuodėmę? Ar tu nori žmogus sužemėti? O čia yra esmė yra. Jeigu tau ta nuodėmė tik tai pretekstas, kad ant žmogus pavaryti, tai tada apkalbinėjimas. O jeigu tu nori iš tikrųjų nuodėmę išrauti, tai yra tada neapkalbinėjimas. Ir neteisimas, ne? Tai aš čia prisirašiau, kodėl žmonės dešimtmečiais nesikeičia, kai sako, jūs pagal savo amžių turit būti jaunuoliai, o jums dar reikia pienelio, ne? Yra tokių žmonių, 20 metų tikintis, o jums dar reikia jūs glostyti, dar kai su vaikučiu dariam, tu pradmenis aiškyti ir dar 30, taip galima visą gyvenimą nugyventi, ne? Tokį vajungi, tokį turnelį, nuodėmei savo gyvenau, tu čia aiškit man. Ir jis nesikeis žmogus, jis ir numirt gali toks. Bet nueis į pragarą dar, nes jis nevykdė Kristaus valios. Ne? Jeigu ne, tai sakykit ne. Jeigu aš nusišneku, ar gerai. Aišku, su nuodėmė yra išdidumas, užsigavimai, ten visi tie reikalai dažniausiai būna. Nes nuodėmė jinai viena nevaikščia. Ir Dievo baimė, kita tema. Dievo baimė. Kodėl mes turim bijoti reiškia gerbti. Ne tai, kad aš dirbiu dabar neužmiegu nuo Dievo, bet aš gerbiu jo įsakymus, jo tvarką visą, ne? Dievo baimė. Ir yra žmonės, kuriem dzinta baimė. Aš viską darau, man tas Dievas. Tai jis iš vis nekrikščionis toks žmogus, ne? Patarlių 19:23. Viešpaties baimė teikia gyvenimą. Kas ją turi, tas yra patenkintas. Nelaimė jo nepalies. Viešpaties baimė teikia gyvenimą, kas ją turi, tas patenkintas. Nelaimė jo nepalies. Tai reiškia, jei tu neturi baimės, tai gali nelaimė paliesti. Čia viena rašto vieta. Paskui, kad sako tie žmonės, kurie nori pateisyti nuodėmę ar sukilimą kažkokią nuodėmę. Iš tikrųjų, sukilimas irgi nuodėmė yra. Išdidumas yra nuodėmė. Čia, sako, buvo Senasis testamentas, mumis negalioja, sako. Tai va dabar rašto vieta, Romiečiams 3:31. O gal tikėjimui panaikiname įstatymą? Jokių būdų. Priešingai mes įstatymą įtvirtiname. Niekas nešaukia įstatymą, niekas. Bet ta nuodėmė, kur juose gyvena, jinai negali, jeigu žmogus pasako deginama, tai dar šventoji dvasia, ar kas ten daros, nežinau,
jam kažkas darosi, jis tada pradeda tokias nesąmonės šnekėti. Arba pradeda šnekėti, pavyzdžiui, čia žydam buvo, čia ne mum, čia žydam šnekėjo. Arba sako, čia ne Jėzus šnekėjo, čia paštalai šnekėjo. Tipo jau sužemina Dievo žodį. Kur Jėzus šnekėjo, tai buvo Dievo žodis, o kur paštalai ten jau vos ne velnio žodis. Man kiek gali velnias iškraipyti Bibliją. O Biblija rašo, kad Dievo žodis skirtas pamokymui, pataisymui, ne? Ten nerašo, kad tik Naujas testamentas skirtas. Visas Dievo žodis. Paskui kita vieta yra, aš atėjau nepanaikinto įvykdyti įstatymą. Paskui jie prikiša farizėjiškumą, tie žmonės, aišku, tie vilkai, gudručiai tokie. Fariziejai, o kita yra vieta, kad jūs teisumu turit pranokti fariziejus, ne? Teisumu pranokti fariziejus. Tai įsivaizduoju, kad kaip tu gali pranokti fariziejus. Ten buvo įstatymų žinovas, jis mintinai tą visą įstatymą žino. O mes turim pranokti teisumu jį. Ar ne? Mes turim teisiau dar negu jie gyvent. Aišku, jie gyveno išdidume, o aš žinau viską, čia aš kietas, o čia visi durni, tipo, taip jie gyveno, aš suprantu, ne? Fariziejai, įstatymų kapoja, aišku, mes turime mylėti žmonės, gerbti. Neteist, kaip sako, kad tu nežinai Biblijos, tai tau čia šakės, ne? Bet kai sako, kaip gudriai velnias gali perversti aukštyn kojom. Jei neatsiversite, pražūsite, sako Kristus. Ką reiškia atsiversti, aš jau sakiau, ne? Kalbėjau. Paskui dar viena labai graži vieta. Pakartoto įstatymo 28:47. Netarnavai viešpačiui savo Dievui su džiaugsmu ir linksma širdimi, turėdamas visko, turėdamas visko, tai tarnausi priešui, kurį viešpats tau siūs, kesi bėdą, troškulį, nepriteklių, vargą, jis uždės tau geležinį jungą, kol tave sunaikins. Ką reiškia, kai tu netarnauji viešpačiai? Kai nevykdai Dievo valios, kas gali atsitikti? Tu greitai labai, kitas šeimininkas labai greit atsiras, kam tu tarnausi, ar ne? Tada paskui būkite šventi, nes aš esu šventas. Kunigų 19:4. Viešpats kalbėjo Mozei tardamas. Kalbėk visai Izraelio tautai ir sakyk jiems, būkite šventi, nes aš viešpats jūsų Dievas esu šventas. Kiekvienas gerbs savo motiną ir tėvą, ten taip toliau. 1 Tesaloniniečiams 4:3. Nes tokia Dievo valia, jūsų šventėjimas, kad susilaikytumėt ne ištvirkavimo, Dievas nepašaukė mūsų nedorybei, bet šventumui. Čia ne tik ištvirkavimo, nuo visko, nuo visos nuodėmės mes turime susilaikyti, ne? Hebrajam 12:14. Siekite santaikos su visais, siekite šventumo, be kurio nieks neregės viešpaties. Tie, kas nesiekia šventumo, neregės viešpaties. Tu įtikėjai, kai ten grybą pjauni ir galvoji į dangų. Nebus. Nereikia iškraipyti Biblijos, ne? Kažkas tai pripasaka, kažkokių pusgemtojų susiranda žmonės internete, kažkokių tai gurų, mokytojų, kurie tokių pasakų pripasaka, jie paskui jau jie nemato šitų rašto eilučių, jiem aš nuodėmėje gyvensiu ir tada visiems aiškina, kad čia visi neteisingai viską daro, vaistai tik teisingai daro, taip išeina, kaip jau pasiklausai tokia mokytoja. Ir dar viena, jūsų kūnas, ar žinote, kad mūsų kūnas yra šventykla. Ar žinote, kad esate Dievo šventykla ir Dievo dvasia gyvena jumyse? Jei kas Dievo šventyklą neaukoja, tą Dievas sunaikins, nes Dievo šventykla šventa ir to šventykla tai jūs. Nekot kaip galima. Alkoholis, rūkymas, narkotikai, persidirbas, nedamiegojimas, netgi neteisingas maitinimas ir nesportavimas irgi yra neaukojamas, ne? Nes mūsų kūnas netarnaus ilgai, jeigu mes nekreipsim dėmesio. Mes jį sunokiosim ir atsakysim prieš Dievą. Čia nuodėmė yra. Net neteisingas, aš suprantu, maitinimas jis yra neaukojamas. Aš taip suprantu. Nes kada tu neteisingai gyveni, tu neaukoji savo kūną, griauni. O nekalbant apie rūkymą, gerimą ir ten tuos visus dalykus. Gerb savo tėvus, dar viena mintis. Aišku, čia yra tinka ir vaikam, kurie šeimoje mes turime vaikų, mes pats esame vaikai, kieno dar tėvai gyvi. Bet tinka ir dvasiškai, dvasinius tėvus gerbta, ne? Dažniausiai tie vilkai, avių kailiai, jie iš vis negerbė nieko. Jam ar lyderis, ar pastoris ten 15 vietoj. Savo išdidumę gyvena tam sukilime kažkokiam išėjimo 2012. Gerb savo tėvą ir mamą, kad ilgai gyventum žemėje, kurią viešpats Dievas tau duoda. Pakartoto įstatymą 5:16. Gerb savo tėvą ir motiną, kaip viešpats Dievas įsakė, kad ilgai gyventum, tau gerai sektųsi žemė, kurią viešpats Dievas tau duoda. Kiek yra, daug ten yra tų raštų vietų. Ta prasme, kad jeigu nori, kad tau sektųsi, ilgai gyventum žemėje, turi gerbti. Jeigu tu negerbsi, tada išeina, tu ilgai gali negyventi žemėje ir tau nesiseks.
Taip pačiai su dvasiniais žmonėmis, lyderiais. Yra žmonės, kurie kaip tėvai dvasiniai mūsų, ne? Kurie mus mokina, kurie mus augina, jeigu mes jų negerbiam, kas garantuoja, kad mums seksis? Ir raštas sako, kad nesiseks. Aišku, čia apie tiesiog ir apie tėvus klumo šneka. Paskui žiūrėkit, jūs vaikai klausykite viešpatį savo tėvų, nes tai teisinga. Gerbk savo tėvą ar motiną, tai pirmas įsakymas su pažadu, kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventum žemėje. Paskui patarlių 13:24. Kas gailisi rykštės, nekenčia savo sūnaus, bet kas jį myli, laiku jį baudžia. Čia apie vaikų auklėjimą. Įsivaizduokit, kaip dabar velnias sukeitė šeimos iš vis Dievo tiesas visas, ne? Norvegijoje tik tai užrėkė ant vaiko gali atimti vaiką. Ten apie sudavimą per užpakalį, tai ten iš vis pamatytų viešai, kur nors per užpakalį sudavė, tai iš karto išvežtų. Ant kiek viskas iškreipta, Dievas sako, kol jaunas lenktų jį nukreipti teisingų kelių, tai jisai užaugs ir juo įreis, ir būsi laimingas, ir tu būsi laimingas. O kai tu jo nebausi, nemuši, pagilėsi rykštę, sugadinsi vaiką, užaugs, va tada jau velnias darys, ką norės. Jis bus velnio įrankis tada, ne Dievo. Taip? Kiek čia 2000 metų tik praėjo ir kaip perkeitė viską velnias samprata visai šeimos. Tai va, tiek ir norėjau pasakyti.